Sveiki šauliai, esu Egis brolis Žiemgalos karys. Sveikinu su jumis iš mūsų namų šaudyklos Medeina, kurioje jums bus suteiktos visos šaudimo paslaugos. O jeigu pavargsite nuo šaudimo, mielai kviesime jėgas atgauti mūsų spa oazėje. Na, o šiandien, kaip matote, esu pastebėtas su vienu geriausiu Lietuvoje taktinės ekipuotės gamintojų Matuza Tactical jų šarvų B9 bei karo diržo ir nebereikalo. O viso to priežastis yra šitas 12 kalibro lygiavamzdis taktinis šautuvas Suricam SS4. Tai visame pasaulyje jau legenda tapusio Benelli M4 kopija, ne kopija, o klonas. Taip, gerai mane išgirdot, klonas, kadangi Suricam Arms garantuoja, kad detalių suderinimo 100%. Tai ką reiškia? Tai reiškia, kad jums išsiplečia didžiulis asortimentas papildomų detalių, tiek originalių, Suricam Arms, tiek Benelli, tiek įvairių kitų gamintojų, kaip pavyzdžiui Tony System ir panašiai. Tai buvo vienas iš kertinių mano pasirinkimų, būtent šio modelio šautuvėlių, kad jis yra 100% suderinamas su Benelli. Na ir nepaslaptis visiems lietuviam kaina. Tai šitas šautuvėlis yra lygiai 2,5 karto pigesnis už pirmtaką. Taip kad prašom susipažinti ir pradėsime, ką mes gauname, taip vadinamas, iš dėžutės. Tai pradedam gal nuo priekio, ginklas mūsų patikrintas, saugos vėliavėlė įstatyta. Tai jūs gaunate 3 keičiamus čiokus, gaunate taktinį reguliuojamą keičiamą kryptuką, integruotą jau į vamzdį atatrankos slopintuvą, dėtuvės ir vamzdžio sąsagą su pikatiniu railu, ant kurio jūs galite dėti savo pašvietimo įrangą. Taipogi M-lokinį kvadrailą, ant kurio galima dėti tiek papildomas rankenėlės, tiek šovinių laikiklius ir panašiai. Toliau, kas labai svarbu, gaunate prisukamą pikatinį bėgelį su galimybę dėti savo optinius įrankius. Taipogi einame toliau, ką mes čia reguliuojamas dioptrinis taikiklis, kurių 2 varžtų pagalba jūs galite reguliuoti tiek į dešinę, tiek į kairę. Kas nemažiau svarbu yra pas mus reguliuojama teleskopinė atrama su kilnojama pažandė. Gan masyvi, gan tokia labai patogi guminė rankena, neslystanti. Toliau, ką mes gaunam, taktiliškai keičiama spynos užvedimo rankenėlė. Pas kitus, kas yra papildoma opcija, tai čia jau gaunam spynos atpalaidavimo klavišą, tai pademonstruosiu, kaip veikia. Labai puikiai viskas. Ir dabar pasitikrinkim nuleistuką. Nuleistukas gan minkštas, be jokių ten kietų paspaudimų. Dar kartą pasižiūrėkim resetą. Resetas irgi gan trumpas, tai leidžia jum greitošaudai įtakojantis elementas, greičiau šaudyti. Tai dabar, ką aš uždėjęs ant jo papildomai ir ką reikėtų uždėti. Tai uždėjęs esu taktinę priekinę rankenėlę, geresnį manipuliacijai, ergonomikai ginklo. Taipogi uždėjęs Lietuvoje gerai užsirekomendavusio Vector Optics kalimatorių Omega 8 iš mūsų bičiulių Volit. Kalimatorius gan biudžetinis toks, bet jis turi greito nuėmimo pavažą. Turi 2 spalvų spektras, tai žalia raudona, ir keletą pozicijų, taip vadinamo tinkliukų. Tai nuo taško iki keletos kryželių. Tai būtų tiek, ką dabar norėčiau jam patobulinti. Tai, kaip matote, čia yra dėtuvės ribotuvas. Tai ateityje galvoju uždėti Tony System
plus 2 dėtuvių prailgintoje. Kodėl yra visokių variantų, bet nenoriu, kadangi ginklas šitas skirtas man grinai taktikai, tai nenoriu prarasti jo ilgį. Tai užteks plus 2, išsimės pasikeičia labai paprastai, atsisuka dėtuvės fiksatorius, išsikeičia, pasikeičia, nereikia keisti pačios spiruoklės dėtuvės. Tai apie ginkliuką tiek. Dabar kelsimės į šaudymo sektorių, kur išbandysim jo taktinės galimybės.